Kas yra PVM ir kaip jis veikia? PVM tai jau pačiam savo pavadinime pridėtinės vertės mokestis yra apsibrėžę, kad jis yra mokamas nuo sukurtos pridėtinės vertės. Jį visada sumoka, kaip paradoksalu bebūtų, ne PVM mokėtojai. Vartotojai tokie kaip aš ir jūs, kurie neturi PVM atskaitos. Fiziniai asmenys, nedidelės galbūt įmonės, ne PVM mokėtojos arba biudžetinės įstaigos, ne PVM mokėtojos. Kas yra PVM mokėtojai? Tai yra įmonės, kurios įsiregistruoja į PVM mokėtojų registrą ir jau privalo tvarkyti PVM apskaitą, teikti atitinkamas deklaracijas. Nedidelės įmonės iki 45 000 apyvartos per metus gali pasirinkti, ar jos nori būti PVM mokėtojomis ar nenori būti, bet 45 000 apyvartos viršijus jau pasirinkimo teisės nebeturi, jos privalo registruotis į PVM mokėtojus ir mokėti PVM. Taigi, PVM yra mokamas nuo sukurtinės pridėtinės vertės ir jį faktiškai visada sumoka ne PVM mokėtojai. Toliau imkim pavyzdį, kad įmonė X nusipirko už 100 eurų prekę arba paslaugą, toliau aš sakysiu tik tai prekę, kad būtų paprasčiau sekti, pagerino ir pardavė įmonė Y už 200 eurų. Įmonė Y už 200 eurų nusipirkusi pagerino prekę, sukūrė 100 eurų pridėtinės vertės ir galutiniam vartotojui pardavė už 300 eurų. Toliau pridedam jau sumas kartu su PVM, kaip viskas atrodo kartu su pridėtinės vertės mokesčiu. Taigi, įmonė X nusipirko už 121 eurą, pagerino, pridėjo vertės ir pardavė įmonė Y už 242 eurus ir galutinis vartotojas nusipirko savo prekę arba paslaugą sumokėdamas 363. Tai yra galutinė kaina. Galutinis vartotojas tokią sumą iš savo piniginės ištraukė ir sumokėjo įmonei Y. Dabar grįžtant šią grandinę nuo galo, kaip atrodo įmonės Y balansas. Įmonė Y savo turte prie atsargų turėjo 200 eurų ir 42 prie gautino PVM. Dabar kodėl 42 gautinas PVM yra turte? Todėl, kad kai įmonė įvykdė pirkimą, bet dar neįvykdė pardavimo, jinai turi teisę reikalauti iš mokesčių inspekcijos, iš biudžeto, iš valstybės, jūs girdėsit kelis tuos terminus, bet sakykime, iš mokesčių inspekcijos jinai turi teisę pareikalauti sugrąžinti jai 42 eurus. Todėl tie 42 eurai yra jos turtas. Bet ji padarė pardavimą ir jos balansė atsirado 300 eurų prie pajamų ir 63 eurai mokėtino PVM. Dabar kaip ji užpildė savo PVM deklaraciją, kaip tas atrodys mėnesio gale. Iš savo įsipareigojimo mokesčių inspekcijai 63 eurų mokėtino PVM ji atims 42 eurus gautino PVM ir sumokės 21 eurą pridėtinės vertės mokestį į mokesčių inspekciją. Įmonės X balanse atitinkamai bus 100 eurų įsigytos prekės ir kartu su preke sumokėtas 21 euras atsidurs turte prie gautino PVM. Valstybė jį turi šiai dienai grąžinti. Kai įvyksta pardavimas, tai apsiskaito 200 eurų pajamų ir 42 eurai atsistoja prie mokėtino PVM. PVM deklaracija mėnesio gale atrodys sekančiai: iš 42 eurų mokėtino PVM atėmusi 21 eurą gautino PVM, įmonė X sumokės mokesčių inspekcijai 21 eurą. Bet faktas, toliau jau žiūrim paprasčiau, atmetę sumas už prekes arba paslaugas, pasižiūrim tik į patį PVM. Faktas yra toks, kad 63 eurus PVM sumokėjo fizinis asmuo, galutinis vartotojas, įmonė Y. Įmonė Y 21 eurą, kurį turi pagal PVM deklaraciją sumokėti į mokesčių inspekciją, jau yra gavusi iš fizinio asmens. 42 eurus yra sumokėjusi įmonė X. Iš viso jinai sumokėjo savo pinigų sraute 63 eurus, lygiai tiek, kiek gavo iš fizinio asmens. Toliau įmonė X 21 eurą turės sumokėti į mokesčių inspekciją, 21 eurą jau yra sumokėjusi savo
pardavėjui įsigydama prekę. Taigi iš viso pridėtinės vertės jis sumokėjo savo pinigų sraute 42 eurus ir lygiai tiek 42 eurus yra gavusi iš įmonės Y. Taigi yra tik labai reti atvejai, kada įmonė sumoka pridėtinės vertės mokestį iš savo lėšų. Tai ten yra vagystės atveju, galbūt jinai už automobilį lengvai įsigijusi neturi teisės atskaityti PVM. Bet visais kitais tipiniais standartiniais atvejais jokia įmonė PVM mokėtoja pridėtinės vertės mokesčio į biudžetą į mokesčių inspekciją iš savo lėšų nemoka. Ji tik paskirsto pinigus pinigų sraute.